Ką tu ten darai? Labas, Gvidai. Ką tu ten darai? Tai Oskarą ieškau. Tamsoje? Aha. Tai kad tavo buvo Oskarai ausyse. O, nes jau radau. Jau radau. Oskaras, tai... Ar man taip atrodo, ar tu kažkaip po palangos manęs vengi? Oi, ne, tikrai nevengiu. Labai daug reikalų visokių. Ir dabar bėgti, lėkti reikia. Reikalai, reikaliukai, susitikimas. Tai vėliau pasimatysim. Tai sveikinu, gerai prasisukai, kolegė. O ko čia šmirinėjai, kaip šmerku išgazinai? O yra tau ko gazintis? Neturiu laiko tavo fantazijom. Sakyk, ko norėjai. Na kaip čia pasakyti, mūsų buhalterė žiūrėjo, kad Gvidas įsigijo nemenko turtelio. Ir ką? Nevaidink, namas Palangoje, nu kur ten namas, vila. Klausyk, čia tavo gyvenimas tiek neįdomus, kad gyvenimo... Na tikrai nepalyginsi su tavuoju, žinai, retas viršininkas, kam padaunoja vilą tavo vardu. Sakai mano vardu? Oi, nevaidink bent jau prieš mane, aš visada pavydėjau tau tavo apsukrumą. Bet turiu pagirti, nes reta prostitutė, kuri taip apsuks galvą vyrui. Šaunuolė, gerai padirbėjai. Ne, Tomo skambutis. Nes nežinočiau, kad jie vadimus. Jeigu ne tavo meilužės apsilankymas, net nežinočiau, kad turi... Baik, prašau, aš viską paaiškinsiu. Dabar svarbiausia Jievaras. Super tėtukas. Aš žinau, kad tau buvo sunku. Aš tikrai atsiprašau už tą pragarą, kurį tau teko išgyventi dėl manęs. Klausyk, jeigu ne Ievos dingimas, tavęs čia net nebūtų aišku. Ir tu nori dabar apie tai pakalbėti? Mes galim apie tai dabar pakalbėti, jeigu tu taip nori. Viskas aiškiau negu aišku, tiesiog buvo išdėjęs man rožinius sakinius. Super tėtis, vyras nuostabus. O tuo tarpu. O tuo tarpu aš skendau skolose. Aš nežinau, aš nedrįsau tavo akį žiūrėti, nes negalėjau duoti tau ir Ievai visko, ko esi tvertus. Puikus pasiteisinimas nuo tik kairė. Ji man padėjo tvarkyti su savo emocijom, aš to neplanavau, aš jūs nemyliu. Tai aišku, kad nemyli. Toks žmogus kaip tu nieko negali mylėti. Tu dabar pikta ir skaudinta ir dabar tikrai nelaikas apie tai kalbėti. Ieva. Ieva! Ieva, mažytė! Kur buvai? Nežinai, ką veikiai, mes ieškojom jos. Mamytė labai tavęs ieškojo. Netėtis. Kur tu buvai, ką? Kaip nežinai? Einam namo čia? Einam valgyti sausainį. Šitas. Agne, tavo sūnus, kada tu paskutinį kartą jį matei? Nežinau, prieš kelias dienas ir kalbėjau ir mačiau. O ką? Nežinau, bet nujaučiu, kad kažkas nutiko blogo. Tai baig taip kalbėti. Aš kiek prisimenu, tai žadėjau jisai pas tėvą į ofisą. O klausyk, o kodėl taip tau parūpo dabar mano sūnus, ką? Och, kokios dramos. Mamo, o iš kur tu žinai, kad jinai ateis pas mane į studiją? O jinai darosi jau labai nuspėjama.
O dabar tavo laikas akistatai. Jie du bus ofise. Ne, čia kažkaip labai psichopatiškai. Aš tiesiog labai norėjau su juo pasikalbėti, viskas. Pasiklausyti jos pasiteisinimų. Tomai, tavo tėvas gali viską. Galbūt jis privertė ją tapti jo meilužė tik dėl to, kad sužinojo, kad ji yra tavo mergina. Ne, čia yra nesveika. Nesveika. Čia ne tas žodis, aš tik viena žinau, ką reiškia gyventi šitiek metų su tokiu demonu. Gerai, mama, nusiramink. Žiūrėk, aš neleisiu jam sugriauti ir mano gyvenimo. Užteks jam griauti ir tavo ir mano gyvenimus. Tomai, ačiū tau. Tu tik vienas mokai viską mūsų šeimoje sudėlioti vietas. Dėl tavo paties saugumo, Domai. Apie braškę dar neskaitai, mama? Neskaitai, gerai. Tai braškė. Buvo sekmadienis. Ir mama sumanė iškepti tortą, glaistytą vaniliniu kremu ir paruoštą braškėmis. Mūsų sode kaip tik sunoko pirmosios braškės. Beliko tik nueiti į sodą ir jų priskinti. Vaikai čiupo pintinėlį ir nedelsdami išbėgo. Braškių buvo daug ir visus klusniai keliavo į pintinėlį. Tik viena didelė braškė man pasislėpė po lapą. Ką tu čia darai? Aš tik norėjau sužinoti, kaip tu laikais. Tomai, yra durų skambutis. Žinau, kad neįleisi. Tomai, aš nebenoriu, kad tu lankytumėsi mūsų namuose. Apsi, aš paslydau. Vieną kartą atsipalaidavau ir tokia betvarkė gavus. Klausyk, mano dukros dingimas nėra betvarkė, tai yra tavo neatsakomybė. Jautė viskas gerai? Dabar gerai ir stebiuosi, kaip tokia mažytė sugebėjo dar pati namo grįžti. Taip, nesistipri kaip ir tu. Ir dabar išeik, gerai? Gal galėčiau ją Ne, pamatyti? negali. Išeik. Auksė. Eik iš mano namų. Nevaryk, nes Auksė. Tik žinai, kaip myliu tave ir Ievutę.
užmigo mažutė. Gerai. Nebepaleisiu jos daugiau iš akių. Tuo pačiai reikia pailsėti po tokių stresų. Nieko, susitvarkysiu. Aš galiu padėti, aš galiu su Ieva pabūti. Tu siūlaisi likti? Nejaugi niekada neateis tas laikas, kada mes galėsim vėl būti kartu. Mariau, ne, aš mus palikau. Tu išsiskyrei su manim pirmas. Aš myliu tave, Auksė. Aš myliu tikrai labiau už viską. Aš dėl tavęs tu neįsivaizduoju, ką aš galiu padaryti. Dėl tavęs, dėl Ievos. Tikrai. Išeik. Auksė. Neieškok priežasčių grįžti. Čia ne mano. Čia mano. Klausyk, tu neturi kažko stipresnio nei tą mėtų arba tą. Man atrodo, kad tau užteks ir jos. Daug viskio, man prašau tavęs. Ne. Geriau pasakyk, ko toks išsitaškęs. O tai gal gali pasakyti, kas tas bičias buvo, su kuriuo atsibučiavai prieš man ateinant? A? O tu manai, kad tai yra tavo reikalas? Akivaizdu, kad net mano žmonos gyvenimas nebėra mano reikalas. Tai vėl kivirčias su Migle ir keliaujam pas mane. Aišku, žinojai, kad ji laukėsi, taip? Žinojau. Čia turbūt neslėpia nuo ko vaikas, nes panašu, kad vaikas tai ne nuo manęs. Man atrodo, kad tai yra jūsų šeimos reikalai, Arnai. Aš ją mylėjau, supranti? Aš ją taip mylėjau, o ji man skaudžiausių. Pasaulis yra neteisingas, ką aš tau galiu pasakyti. Aš niekada nesitikėjau, kad Miglė gali būti tokia. Tu jau didelis berniukas, Arnai. Turėtum žinoti, kad nieko neturėtume tikėtis iš kitų. O ir šiaip, gerai, jinai tave išdavė. Bet turėtum nekęsti jos, o nuspręsti, tu nori toliau gyventi su ja, ar ne? Gerai, iš manęs nieko paguodžiančio tu neišgirsi. Aš visada buvau ir būsiu Miglės pusėje, tai aš nežinau, ko tu tikėjaisi. Žinai, tu puikiai žinai, ko galiu tikėtis iš tavęs. Arnai, čia dotų jau tikrai yra per daug. Atsiprašau, aš tiesiog pagalvojau, kad tu to norėjai. Taip Miglei net keršysi. Juk aš jos taip nemylėčiau. Atleisk, pats nežinau, ką čia darau. Labas, draugė. Matei Gvidą? O ne tu geriausiai turėtum žinoti, kuris... Klausiu, matei ar nematei? Nu, pastarę valandą tai ne. Šūdas. O kažkas atsitiko? Jeigu pamatysi, nesvarbu. Kaip tu? Ačiū, kad taip greitai atvarei. Bet aš vis tiek nesuprantu, tu neturėjai visko susitvarkyti palangoj? Ne, aš nieko nesusitvarkiau. Neišdrįsau ir man Ignas paskambino. Įsivaizduoju, jis manęs nevengė, jis tiesiog po to smūgio jam sutriko atmintis, jis manęs neprisiminė. Nu jo, Santa Barbara. Jo, tai čia pasidariau DNR. Bet Arnas tai viską žino. Žinau, tu dėl to taip greitai atvažiavau. Aišku, tu žinai. Nu, jisai skambino man, neturėjo kur dėtis, matyt jaučiasi mūsų visų kaip ir apgautas.
sugadinau šiam gyvenimą. Klausyk, geriau sakyk, ką tu darysi, kai gausi DNR atsakymus? Nežinau. Nežinau, Arnas tai ar taip mane paliks, o Ignas... Ką žinau, kokia jo sveikata yra, kaip jisai vertins iš vis šitą situaciją. Nežinau. Gerai, bet nepamiršk, kad ne jie svarbiausia, gerai? Svarbiausia dabar esi tu. O galų gale turi mus. Reikės užauginsi. Nekenčiu savęs. Ačiū tau. Ačiū, kad manęs neteisi. Žiūri, ačiū. Aš vis tiek nesuprantu, nu kam save taip kankinti. Man reikia pamatyti. Nu gerai, tai prieš įdama bent jau paskambink, išsiaiškink, gal ten viduj žmona su vaikais laukia. Jo, tiksliai. Neatsiliepia. Va, matau. Palauk, Miglė. Žiūrėk. Okay. Tinkamiausia paslapčių slėptuvė yra draugystė. Bet kaip elgtis, jei pati nesi visiškai atvira savo draugiai? Negali atsukti laiko atgal. Ypač tada, kai vadovaujasi emocijomis ir paskubi. Jei turi ryžto atsisakyti gyvenimo, kurį turėjai, geriau jau būk tikras, nes viską ištaisyti gali būti per vėlu. Klausyk, bet nepamiršk, kad Arnas tave myli. Kaip rašė vienas anglų rašytojas, esama 2 pagrindinių vienatvės rūšių. Kai nerandi mylimo žmogaus ir kai prarandi tą, kurį mylėjai. Aš tiesiog nežinau, kaip to pasakyti. Sakyk. Aš nesu tikra, ar vaikas to. Tas skausmas visai nebepakeliamas, kai tai vyksta ne tavo pasirinkimu. Ką tu pasakei? Mes žinome, jog kiekvienose santykiuose labai svarbus pasitikėjimas. Ar sugebėsi atleisti ir vėl pasitikėti, kai jis jau prarastas? Bet neskubėkime teisti. Gi nežinome, iš kokio skausmo tas žmogus tave sugriojo. Gal viską ištaisyti dar nevėlu? Nes aš taip negaliu. Sunku paleisti meilę, o kartais ji pati nepaleidžia tavęs. Kad ir kas dėtųsi tavo širdyje, ne viskam lemta išsipildyti.